Šioje video pamokoje norėčiau atsakyti jūsų klausimą, kaip įkelti vaizdo medžiagą į Google diską ir panaudoti nuorodą įterpimo Eufolijo aplinkoje, kuriant savo puslapius. Taigi, viršuje susirandam ikonėlę su daug kvadratėlių, spaudžiam, tada spustelnam diskas. Viršuje matom rodiklę įkelti, spaudžiame, tada įkelti failai. Kompiuteryje surandame norimą įkelti vaizdo medžiagą, na ir pradedam įkėlimą. Štai čia jūs turėtumėt matyti 100%, na ir reikės šiek tiek luktelti, kol ši vaizdo medžiaga bus įkelta. Na ir viršuje matom 100%, reiškia įkėlimas įvyko. Tada spustelnam bendrinti. Iš privatu galime keisti į viešą žiniatinklyje arba į visi, kuriems suteikta nuoroda. Aš šiuo atveju pažymiu visiems, kuriems suteikta nuoroda, spaudžiu išsaugoti, atlikta. Na ir savo įkeltą vaizdo medžiagą jau atsidarau Google diske. Atsidarius vaizdo langui, viršuje spaudžiu failas, tada įterpti šį vaizdo įrašą ir gautą adresą įkliję į mūsų vaizdo medžiagą, nukopijuoju ir spaudžiu gerai. Tuomet keliaujame į mūsų Eufolijo tinklalapį. Susirandu puslapį, kurį norėčiau įdėti šį vaizdo medžiagą. Taigi, mano puslapiai Eufolijo dažniausiai užduodami klausimai. Redaguoti šį puslapį. Na, Google diskas yra išorinis turinys. Spustelnu, tada velku žemyn Google Apps. Atsidariusiame lange įklijuoju mūsų gautą nuorodą, pakeičiu pavadinimą, apie ką tai bus. Sakykim, tai yra Eufolija, pilna pamoka. Nustatau lango dydį, na ir tuomet spustelnu įrašyti. Na ir įkėlus medžiagą reikėtų nepamiršti apačioje mūsų puslapio paspausti atlikta. Dar kartą grįžtame į mūsų puslapio redagavimo langą. Dar vienas iš dažniausiai užduodamų klausimų, kodėl mano sukurto puslapio negali matyti kolegos. Taigi jums reikėtų atsidaryti meniu juostoje dalytis puslapiu ir pažymėti, su kuo jūs norėtume dalinti. Sakykime, mano atveju šitas puslapis yra viešas ir jį gali matyti visi. Galite žymėti prisijungusius vartotojus, tuos, kuriuos įtraukėte į savo draugus, dalintis tik su savo mokykla arba bendrinti su savo grupėmis. Šitą darysime šiek tiek vėliau, kada jūs į Eufolijo sistemą įjungsite mokinius. Na ir viską padarę, spaudžiam įrašyti. Tiek šiam kartui.